Так, kylam. Po vienos dienos lietaus turim orą šiandien. Tikėkime bus geras. 267 km maršrutas. Kol mažas aukštis, tol veikia GPS-iniai prietaisai. O pakilsim aukščiau, įsijungs rusiškas pufingas ir nustos veikti patys brangiausi prietaisai. Prietaisų lentoj liks veikti tik telefonas. Ratas įtrauktas. Kol kas ir mirksiukas mirksi priekį. Oras kol kas gražiai atrodo. Ir pada prognozę mačiau apie 1,5 kilometro žada, tai pagyvensim, pamatysim. Ačiū, atsikabino papalimą. Rabrona žemė į kairę trečią. Gaurona į kairę trečią. Gerai, pridėtum. Nu ką, atsikabinau, dabar ieškomės kilimo. 4 laipsniai šilumos, 1100 metrų aukštį. Vėsus oras visai, pasikeitus oro masė. Ir vis dar kol kas dirba prietaisai brangus. Startas atsidarys už 5 minučių, tai vat reikia pradėti žiūrėti startinę poziciją. Išsirinkti gerą. Austėja atskrido šalia ir čia labai nebloga startinė situacija. 2 km iki starto linijos ir gatvė. Į pirmą posūkio punktą matosi. Reikia tik sulaukti starto linijos. Jeigu dalyvių dėmesį, starto linija sudaro už minutę. Minutė. Atsidarė turbūt startas. Startuot einam.
ką, sustartavom, skrendam va, šalia Punios Šilo, ten Alytus toliau matosi, o priešingoj pusėje, kairiai pusėje Jieznas. Oras atrodo kol kas neblogai, duodam švelniai gazo. Kažkur turėtų būti šalia Austėja, manau, kad irgi turėjo išstartuoti kartu. 18 km iki pirmo posūkio punktų Bobriškės. Vargstam su Austėja. Ar čia krizelė, ar čia kas? Bet labai sunkiai kilimą susiradom ir tas pats kilimas 0,6 metro per sekundę. Nu, bet čia reikia dabar iškentėti. Iš tokio aukščio niekur nenuskrisi. 500 metrų virš žemės prie Pivašiūno. Nekas kol kas, pamečiau kilimą netgi. Pavyko išlaukti burbulo ir išsiėmiau. Austėjai šiek tiek nepasisekė matyti dėl to, kad žemiau buvo burbulo, to neužkabino. Tai va, jie atsiliko 300 su viršų metrų nuo manęs pagal aukštį. O dabar liko 14,5 kilometro iki posūkio punkto. Bandau skristi vėl ir ieškoti kilimo. Debesis ir, bet kažkaip tai kilimų sunku čia rasti ir ne visur yra. Daugų ežeras dešiniai prieki. Panašu, kad nėra gerai nužemėti šiandien. Zonos yra stiprios, tai reiškia ir kilimai kažkur turi būti, tiesiog turbūt nepataiko. Nepataikiau, bet čia gal bus kažkas tai. Kilometrai iki posūkio punkto, bet labai aukščio nėra, o paskiau prieš vėją skrist sekantį kraštinę. Reik būtinai čia ieškotis kažką tai. Kaip sekasi priekyje? 2 kilometrai iki punkto, kairiau biškį pakabinau 2 metrus garantuotus. Labai sunku rasti kilimus. Pusę metro sustiprėję buvo. Nu, va, ir dabar 2,5 integruoja. Bet siauri kilimai kai velniai. Nu va, jau 1400 metrų aukštis. Reikia eiti jau.
15 čia išmetė. Labai sunkiai girdžiu. 15 išmetė čia prie Babriškio pavėjui nuo punkto. Nu va, užeidinėjom pirmam punkte žymėtis. Taip sakant, nunešė, tai iš priešingos pusės tenka užeidinėti. Prieš vėją. Nu, bet svarbu, išsikapstėm. O, Nano 4 irgi veikia. LX9000 neveikia. По 80 метров будут садиться. Taip, skrendam į sekantį posūkio punktą. Daugus praskrendu. Va, Daugų ežeras. O prieky liktai gatvelė yra, matosi, ir liktai užsisuka paskiau. Šiek tiek į kairę ten, kur skrist reikia. Tai va, čia va, padas debesies geras, būtų gerai, kad būčiau nepavėlavęs į burbulą, burbulinio oro. Tai pasisukau kairiau maršruto, į kairę pusę peršokti į liktai geresnę gatvelę. Nes čia šiandien reikia skraidyti ten, kur gražus debesis yra. Nes situacija iš principo irgi labai greitai keičiasi, kaip ir vakar. Vėjas pakankamai stiprus, 20 km per valandą. Šiek tiek link Varėnos miškų arčiau pasislinksiu. Geriausia būtų buvę iš karto šitą kryptimą taip, bet nelabai matėsi. Matomybė ne pati geriausia šiandien. Irkluoju į priekį, praskrendu Merkinę. Ir čia gerai kilstelėjo šalia Merkinės, bet reikia sucentruoti. Visai šaltas oras, viršui palei debesį 3 laipsnius šilumos tik tai. Debesys dideli, platus, bet kilimai vis tiek po jais siauri ir tik tai kažkur, tai kai kuriuose vietose. Debesis atrodo gerai, galima būtų eiti, bet noriu atsargiai skristi. Geriau pasiimsiu čia ant 1617, bet garantuotai turiu kilimą. 34,5 km iki Veisiejų antro posūkio punkto. Dar vienas dalykas, prie arčiau debesio, aukščiau, kelia geriau. Tai reiškia, patys debesis dirba. Su atplyšusiais nuo žemės termikais. Na ką, einam. Turbūt dar reikia šiek tiek per kairę slinktis.
nes saulės daugiau matyti kairiai pusėje. Kol kas visai neblogai sekasi irkluoti. Iki Veisiejų 24,5 kilometro liko. Ir išsiėmiau aukštį čia. Irgi dar nelabai toli nutolus nuo Merkinės ir slenku į priekį. Vaizdas va toks. Priekį matosi debesis. Tai va, bet yra uždengimas viršutinis. Sakant, ne pats geriausias dalykas. Žodžiu, reikia šiandien skraidyti aukštai. 16 kilometrų iki Veisiejų 3 metrus pakabinau. Reiškia, viskas čia veikia. Aišku, atsargiai skridau iki šitos vietos, bet nieks negali žinot, ką čia gali rasti. Čia va dabar sukvėpavo 3,2, 3,3 net buvo. O čia tikrai neatrodė, kad toks stiprus kilimas bus. Nu ką, reikia eiti jau į debesį traukę. Labiau miško pusėje ar laukų pusėje toj debesų grandiniai? Nu va, ežerai ten. Ežerai didieji matosi dešiniai toli. Per miglą. Tai va, o čia visai kol kas yra kur skristi. Kai 3 metrus gauni, nuotaika pasitaiso ir aukščio daug turi. Nu, užeidinėju į Veisiejus. Antras posūkio punktas. 4,5 kilometro. Ir debesis didelis, juodas, prieš tai nepakėlė. Tai va, reiks galvot, ką daryti. Čia galbūt reikės nuo Veisiejų pabandyti pasukti kairę. Šiek tiek į šoną, bet lyg tai vadas gražus atrodo. Dabar pirmiausia reikia atsižymėti ir pasižiūrėti, kaip tas debesis ar patogiai stovės, ar nepatogiai. 3,5 kilometro. Šiaip aišku, čia sukti taip į šoną būtų laiko gaišimas. Bet jeigu ten kilimas bus, tada gerai. Panašu, kad reikės patikrinti tą debesį. Tai va, užspufintas signalas GPS rodo, kad skraidau kažkur tai Medavoje. Čia jau trečias skrydis vis toj pačioj vietoj netoli.
okupuoto karaliaučiaus ruskiais. Atsižymėsiu, bet va kaip tik čia debesis. Oi, kaip iš čia nepakeliui. Bet turbūt reikės vis tiek bandyti jį. O gal ir ne. Atsižymėjau. Viską sukuos neįsiu ten. Strigo. Waiting for GPS. O geras. Telefonas sušlubavo. Vat naujiena. Nu gerai, žiūrim, kur čia skristi. Prie Leipalingio, praskridus šiek tiek Leipalingį, radau kilimuką, ne aukštai, bet čia jau imsiu, lauksiu. Kol biškiai aukščiau išsikrapštysiu, nenoriu eiti tolyn. Reikia iškilti aukščiau. Sklandime kuras yra aukštis. Aukščio turi, gali kažkur skristi. Aukščio neturi, niekur nenuskrisi. Po Veisiejų normalesnį kilimą vėl tik tai prie Merkinės čia gavau. Va, Merkinė. Tuoj pasirodys kadre. Merkinė. Tai čia vėl pamečiau kilimą. Reikia dar į saulės linktis. Ten link Veisiejų labai uždengia staigiai. Taip. Ir čia vat uždenginėja. Reikia skubėti išsikrapštyti aukščiau. Kol dar biški saulytės yra pačioj. Penkiolika kilometrų iki Varėnos, trečio posūkio punkto, vaizdelis va toks. Va, Varėna ten prieki blizga saulė. Va, jeigu saulė šviečia, tai galima tikėtis, kad ten ir sąlygos bus aukščiai pasiimti. Irkluojam iš lėto. Kur čia nepataikiau. Susirinkau žemėjimus. Vietoj to, kad kilimą gaučiau po debesiu. Kažkas ne taip, reikės ten į dešinę eiti po atsižymėjimo, kai yra maršruto linijos. Iki Varėnos 2,5 kilometro.
neįdomus oras. Iš tikrųjų sudėtingas. Iškart į dešinę suksiu. Gerai, kad aukščio ten kantriai išsiėmiau. Paimta ir einu vat po tuo dideliu debesiu. Nes čia saulės gauna panašu ir ten paskiau atsistosiu kaip į gatvę. Bet svarbu dabar labai aukščio išsiimti, gauti kilimą. Link Baltarusijos skrendu. Sprendimas buvo geras, nueiti iš karto į pietus nuo Varėnos. Ir va dabar išsiėmė aukštį ir va Varėną dešiniai. Posūkio punktas elevatoriai Varėnos. Tai va to priekį matosi rimti debesis. Ir lyg tai saulė prasižiūrė, nu tai va kažkaip tai bandysim išnaudoti šitą dalyką. Tokia matomybė prasta, drėgnas oras reiškia. Prieki čia tokia kaip konvergencinė linija galbūt susiformavus ir rodo tą liniją Skysighto konvergencijos sluoksnis. Va čia va tokia. Ir man atrodo, bandysiu ją pasiekti ir per kairę užeiti į Leipalingį. Na, įdomi situacija tokia, parodysiu aplinkui. Gerai būtų čia maksimalų aukštį išsiimti. Debesis juodi, padai juodi. Nu, turėtų kažkas būti kažkur, tai negi nieko negausiu. Būtų nesmagu. Žemėjimo gaunu. Gaunu kaip reikalą žemėjimo. Bet gal šalia to žemėjimo ir kilimas bus stiprus. Žemėjimas tikrai stiprus buvo. Čia tokioj situacijoje visai nekokioj išsikapščiau, išsiėmiau aukščio 1000 metrų ir va dabar pro Merkinę eilinį kartą praskrendu. Merkinė dešinėje apačioje. Kas per oras? Nuskridau tokį ilgą, labai didelį atstumą, kol radau kažkokį kilimą ant 500 metrų. Nu, bet bent jau dabar čia saulė šviečia, nu tai šildo žemę, termikai bus. Žemai skraidau ant 300 metrų. Negaliu rasti kilimo. Argas čia ant 300 metrų ir
dingo pas mane. Panašu, kad teks man į aikštelę tūpti nuo Merkinės link Leipalingio kažkur tai. Prie Merkinės sakėt? Nuo Merkinės, kur kelias į Leipalingį eina. Nes jau žemai skraidau ant 200 metrų. Sudarstytais su vandeniu. Information Lima Yankee Uniform Alpha Lima approaching the Parkwallis contact Fortune 119.005. Supratau, liuks. Gerai. Žaidinėjų į aikštelę Papa Lima. Supratau, Papa Lima užeidinėja į aikštelę. Lima Yankee Uniform Alpha Lima, laba diena. Aš žinok, situacija katinas. Galvoju, kad nesu. Papa Lima normaliai nutupiau. Priimu, Papa Lima laimingai nutupė aikštelę. Nu va, vėl. Skrydis ir vėl aikštelė. Taip sakant, į pasėlius šį kartą kažkokius įtupiau. Aikštelės.